Taigi trumpai, ekrane matome į piktogramą Install Linux Mint, spaudžiam ją ir tada važiuojam į savo parinktis, ką mes norėsim matyti. Pasirenkime ekrano kalbą, aš dažniausiai renkuosi rusų, nes būna geresni paaiškinimai rusų kalba. Spaudžiam toliau. Tada yra reikalavimai tam tikri, kad turi būti ne mažiau tiek tai vietos, kad turi būti interneto jungtis, nes geresnis vyksta diegimas, sutraukiama daugiau yra iš serverio viską. Toliau pasirenkame diegimo būdą. Aš dažniausiai pasirenku visą diską, norint patvarkyti biškutį ir kad geriau dirbtų. Tai vienas iš būdų. Čia rodo, koks mūsų bus diskas, nes aš diegiu jį virtualiai, visko negaliu parodyti, bet vat pilnas diskas būtų toks vaizdas. Parodo, kur mes esame, mūsų vieta, laiką matom, viską. Jeigu kažkas netitinka iš meniu, visada galima pasirinkti, kur mes esame, pakoreguoti. Pasirinkam klaviatūrą, kadangi reikalingas bus ir paštas, tai pasirinkame lietuvių su angliškais simboliais. Ir spaudžiam toliau. Būtinas slaptažodis, įvedam savo vardą, matot, kad aš diegiau virtualiai books. Slaptažodis reikalingas, būtinas ir pasirinku, kad neklausti slaptažodžio įeinant į sistemą. Na ir ką, prasideda mūsų diegimas. Sistema iš tikrųjų yra verta dėmesio, nes, kaip aš sakau, viską daro, šoko, groja, dainuoja, kas reikalinga namų vartotojui. Bent aš pasidarau iš tikrųjų viską. Ofiso programos, muzika, vaizdas, viskas gauna iš karto. Taip, kad nebūtina viską pirkti tam Windows'u, nebūtina tą bylą maitinti be reikalo. Galima turėti viską gana neblogos kokybės ir viską pasidaryti pačiam. Čia matom, kaip vyksta diegimas, galima slaiduose paskaityti, kas kaip ir ką. Pašto programos. Toliau bus svarbus momentas, kurį norės, kad galima paleisti Windowsinės programas, galima įdiegti Windows'ą į tą patį Linux'ą. Čia matom Office'ą. Toliau važiuojam, vyksta mūsų diegimas, viskas gražu, malonu, muzikėlė groja. Čia matom, kad galime iš Ubuntu centro įsidiegti papildomas programas. Kokias mums reikia, faktiškai alternatyvos yra visos Windowsinėm programom. Jokių problemų. Čia matom, kaip ir sakiau, galima įdiegti Win emuliatorių, VirtualBox, kuriame aš diegiau. Per Win galima paleisti Windows programas, o į Books galima įdiegti sistemą. Nu ir ką, važiuoja mūsų įsteigimas, važiuoja, vyksta kol kas labai gražu, gaila, kad negaliu visko parodyti konkrečiai, nes iš tikrųjų diegiu virtualiai. Bet parinktis galima įdiegti į tą pačią sistemą, galima įdiegti į visą diską, galima įdiegti šalia sistemos. Čia kiekvieno pasirinkimo laisvė. Ir galima tam pačiam kompiuterį turėti dvi sistemas ir dirbti kuo puikiausiai. Viskas dirba, kaip sakau, šoka, groja ir dainuoja. Na ir ką, mūsų diegimas įdiegtas, pasirinkam persigrūžyti kompiuterį, perleisti kompiuterį iš naujo, išlenda diskas mūsų, spaudžiam Enter uždarę, kompiuteris mūsų persikrovė ir mes tada pamatysime antroje daly tokį langą. Šitą langą, aišku, galime mes uždaryti, mes aišku jį ir uždarysim, tik tai galime imti kryželį nuo patinės eilutės, kad jis daugiau nerasim, nes mes rasime meniu šitą visą pagalbos centrą. Kai mes uždarysim tą langą, mes tada pamatysime savo sistemą. Vat švari, graži sistemėlė. Jau matom, kad nėra piktogramos install. Vat. Ir pabandysim pasitvarkyti Face. Pasitvarkysim per bastelį, pasitvarkysime įrankių juostą. Vat ir gauname tokį vaizdelį. Pirma piktograma įrankių juostą rodo, kad mes turim naujinimą. Mes tą paspaudžiam piktogramą. Tada gausim naujinimus, bet tai gal truputį vėliau. Dabar norėčiau parodyti, kaip galima išdidinti piktogramas atskirai. To, ko Windows sistema neturi. Kiekvieną piktogramą galima išdidinti ar sumažinti atskirai. Čia matom Skype programą, piktogramą išdidintą faktiškai iki maksimumo. Toliau matom iš Ubuntu centro įdiegsime Deluge programą, kas tai yra alternatyva Tutorial programai, kuri yra Linux sistemoje. Įdiegus programą matom įdiegimo eigą
Įdiegus programą mes ją atsidarysime ir matysime va tokį langą, kas naudojasi uTorrent programa Windows sistemoje. Tai langas yra iki skausmo pažįstamas, ir nieko čia naujo ir ypatingo nėra. Toliau, kaip sakiau, tą programėlę Windows paspaudėm melsvą, mes suvedam slaptažodį, nes klaus visą laiką sistema klaus, ar tu tikrai esi tas žmogus, kuris nori daryti sistemos pakeitimus. Suvedam savo slaptažodį, paspaudžiam OK arba klavišą Enter ir tada mūsų sistema pradės tikrinti, kokie yra sistemos ir saugumo naujinimai. Vat mūsų sistema tikrinama, sistemos ir saugumo naujinimai, kokius jinai gali mums pateikti. Nelabai čia daug jų, nors sistema gana šviežia, taip kad mes matysim, ką jinai mums parodys. Vat, jinai rado tokius sistemos naujinimus, tokius saugumo sistemos naujinimus, vat, kuriuos mes galime įdėkti. Mes paspaudžiame viršutinę eilutę, yra postavinį obnovlenį įdėkti naujinimus ir tada sistema pradės atsisiųsti paketus. Sistemos naujinimus paketus. Kada jinai visus paketus persisiūs, tada jinai mums diegs. Pati automatiškai sistema diegs visus saugumo ir sistemos naujinimus. Vat matome, kad sistema pati diegia. Aišku, jinai prašys mūsų palaukti, nieko mums daryti nereikia. Vat, taip, kad nėra nieko sudėtingo, labai viskas panašu kaip ir Windows. Nu, vat, ir mūsų sistema yra atsinaujinimas. Matome darbastalėje, kad yra įdiegta kiek porą programų, Skype, Beluga. Vat. Toliau sekančiame slaide mes pamatysime meniu. Vat, noriu priminti, kad kur yra sistema, yra Manager program ir Manager paketas. Manager program tai yra Ubuntu centras, paspaudžius ir mes matysim dėkimą. O Manager paketas yra Synaptic paketų dėgyklė. Labai geras dalykas, labai. Nu ir ką, viskas, kada mes, esmė tame, kada mes susileidžiame atnaujinimus ir visą kitą sistemą, aišku, yra perkrauta. Vėl paspaudžiame mes perizikruzyti ir viskas. Nu, jeigu nenorim suvarti, paspaudėm vaikičių. Taip, kad va tiek. Viskas, ok. Pabaigai pažiūrėsim keletą Linuxų modifikacijų. Pirma būtų pagal Ubuntu padaryta sistemėlė, gana nebloga, smagiai dirbanti, vaizdas vadinasi Ubuntu. Vat, taip, kad sistema yra iš tikrųjų smagi, graži ir variantų gali būti, kaip toliau matysime, tikrai daug ir visokių. Naudoti, vat, kaip matom, vaizdo efektus visokius. Aišku, reikėtų jau kompiuterio gana stipraus, šiuolaikiškesnio. Į bent kokį kompiuterį mes efektų nepanaudosim. Sekanti bus sistema padaryta grinai pagal XP sistemą Windows. Matom, darbastalis faktiškai nieko jisai nesiskiria. Graži, puikiai sistema, kam daugiau yra įprasta, galima susirasti internete, pasisiųsti Linux'o šitokį variantą ir puikiai dirbti. Vat matom start meniu, viskas aišku, audio, grafikai, žaidimai, internetas, viskas kuo puikiausiai, kuo gražiausiai. Viskas labai smagu. Toliau matysime sistemą padarytą pagal Macintosh'o operacinę sistemą. Darbastalis būtų toks gana įdomus, gana įdomiai dirbanti sistema, valdymas gana įdomus. Taip pat matom piktogramą install Ubuntu, pasirenkam ir važiuojame savo dėkim. Aišku, taip pat matom, kad reikalauja ir slaptažodžių, nori kažkokius tai sisteminius daryti pakeitimus. Visą laiką Linux sistema jūsų prašys dar slaptažodžių. Taip, kad slaptažodį reikėtų pasirinkti tokį gerai įsimenamą, kad būtų visą laiką lengvai suvedamas, nes dažnai jo mums reikia. Čia matome valdymo centrą programų, tos pačios Ubuntu sistemos. Toliau matysim Zorin OS. Tai operacinė sistema Linux, kuri yra padarinta taip, kad būtų kuo panašesnė į Windows 7 operacijos sistemą. Kaip matom, darbastalis gražus, puikus, faktiškai nieko nesiskiriantis taip pat nuo Windows 7 darbastalis. Prašau start meniu, taip pat viskas, kuo puikiausiai mato visos kategorijos, ir įrankiai, ir žaidimai, ir grafika, ir internetas, ir ofisas, ir jokios, čia nežinau, nėra painalinės, jeigu tu nori kažką tai daryti. Na, čia paprasčiausiai šito pačio Zorino darbastalis švarus, gražus, kuris tikrai yra gana patogus, matom, kad viską gali matyti ir ypatybės kompiuterio ir visa kita. Sekanti sistema bus padaryta Rusijos firmos Integral.
Tai yra faktiškai žaidiminė platforma, tačiau ją į bent kokį kompiuterį mes neįdėksime. Padaryta Ubuntu sistemos pagrindu, sistema yra galinga, sistema yra didelė, gerai traukiantis žaidimus, bet, kaip sakau, daug efektų, reikalingas stiprus didelis kompiuteris. Faktiškai tai yra žaidimų konsolė. Žaidimo manams tai tikrai yra labai stipri ir gera alternatyva. Sekanti sistema bus Sialija, taip pat padaryta tos pačios Integral firmos, labai graži, lengva, gera sistemėlė, galime įdiegti ir į šiek tiek silpnesnį kompiuterį, galbūt valdymas kiek bus neįprastas, bet nieko baisaus, tik man labai gaila, kad niekaip aš negalėjau čia, nieko, tokis gal vaizdelis, gal ir neblogas, bet maniau, kad bus blogesnis. Labai gera, graži sistemėlė, viską traukia, viską važiuoja. Po to matysim grinai laptopams skirtą operacinę sistemą Linux, kuri vadinasi A-Space. Jos valdymas yra gana keistokas, įdomus valdymas, bet sistema yra gerai dirbanti, viską turi, viską mato, viską groja, iš karto, turi daug programų. Nežinau, ko dar reikėtų, bet noriu pažymėti, kad norint naudoti Linux operacinę sistemą, reikia šiek tiek draugauti su anglų kalba, nes būna tokių dalykų, kad jie yra neverčiami ir dar jeigu su ubuntiniais prieskauniais, bubuntu, lubuntu, tai žmogus neturintis praktikos gali susipainioti. Tai kad būtų pabaigai būtų tiek. Viso gero.